Kartą paklausiau aš kelio. Tavimi visi važiuoja, eina, bėga, skuba. O tu pats ar nenorėtum kur nors nuvažiuoti? Žinoma, norėčiau. Tai sena mano svajonė. Deja, nėra tokio vežimo, kuriame sutilpčiau. Esu be galo ilgas. Po kiek laiko vėl jį pakalbinau. O koks tu pats savo labiausiai patinki? Žvyrkelis, asfaltuotas akmenimis grįstas, žole apaugęs ar dar koks nors? Smėlėtas ir žvyruotas aš dulkėmis apkloju pakeleivį ir žolę. Asfaltas mane sukausto, trukdo svajoti, be to jis dažniausiai aplaistomas krauju, tai skubos kelias. Akmenų kelias ypatingas, jėgos kelias. Man jis labai patinka, bet jums ne. Per daug triukšmingas, nešiuolaikinis, jo nepaskubėsi. Kiek patylėjęs, kelias pridūrė. Man malonus oro kelias, jis arti saulės, dar mielesnis jūros, jis gilus ir paslaptingas. Manau, kad pats svarbiausias yra širdies kelias. Jo einantis nesukelia triukšmo, nei dulkių, kalbasi labai švariais žodžiais. O kaip surasti tą nuostabų kelią? Jį nesunkiai randa tie, ryto rasoje nuprausę savo širdis. Ir dar aš pasmalsavau, oi kur tau maloniausia vesti žmonės? Vedu žmonės gyvenimo ratu. Į krikštinas, vestuves, laidotuves. Smalsiesiems padedu pakliūti į svetimą šalis, lakinu visus į šventes, parduotuves, mokyklas, restoranus, netgi į mėnulį. Deja, neturiu galios sutrukdyti einančiam į nuodėmę. Liūdniausia, kai ant manęs guli girtuoklis. Maloniausia, kai manimi žmogus eina į laisvę. O kaip tu supranti, kad jis eina į laisvę? Tik širdies keliu einantis ieško laisvės. O, kelias atsiduso, verčiau neklausk. Šį klausimą teks išsiaiškinti kiekvienam savarankiškai. Ir kelias nuvingavo tolyn.